Sveiki visi sulaukę ir trečios dalies. Pirmoje dalyje sužinojote, į ką reikia atkreipti dėmesį, renkantis gerą biudžetinį plokštelių grotuvą ir kaip atlikti daug įgūdžių nereikalaujančią jo profilaktiką. Na, o antroje dalyje sužinojote, kokią galvutę ir adatą reikalinga nepriekaištinga plokštelė skambesiui ir kaip teisingai suderinti grotuvą prieš pradedant jį eksploatuoti. Na, o šiandien pakalbėsime, kaip taisyklingai klausytis plokštelių ir kaip nebrangiai įsirengti vietą aparatūrai. Čia nereikėtų įsidirbinėti ir išradinėti dviračio renkantis baldus aparatūrai. Svarbiausia, kad jie būtų tvirti ir stabilūs. Juk klausydamiesi plokštelės nebeldžiate pirštais į aparatūros korpusą ar stalviršį, ant kurios stovi grotuvas. Tai koks tuomet skirtumas, iš ko padarytas grotuvo korpusas? Iš plastiko ar akrilo? Tas pats ir su baldais. Svarbiausia žinoti, kad garso kokybė priklauso ne nuo aparatūros krūtumo, o nuo jūsų patalpos akustinių savybių. Neretai akustinės sistemos gerai suskamba palėpėse, kur yra minkšti baldai, užuolaidos, kiliminė danga ir dar geriau akustiniai ekranai. Renkantis vietą aparatūrai venkite garsiakalbių statyti pačiuose kampuose prie pat sienos. Palikite bent 30 cm tarpą. Taip pat nestatykite garsiakalbių ir ant tų pačių paviršių, kur stovi jūsų aparatūra, nes dėžės rezonansas pasieks ir grotuvo galvutę. Geriau naudokite specialius stovus garsiakalbiams, taip sutaupysite vietos ir sustiprinsite stereo efektą. Bet geriausia ir teisingiausia parinkti vietą aparatūrai tik bandymais. Kaip jau žinote, vienas grotuvas be fono korektoriaus, stiprintuvo ir akustinės sistemos negroja. Todėl dabar pakalbėsime apie daug investicijų nereikalaujantį Technics SA300L receiverį iš 1978. Pagal savo nepriekaištingą charakteristiką jis puikiausiai tiks ne tik prie mūsų interjero, bet ir džiugins tikrų hi-fi skambesių be jokių iškraipimų. Kairiajame apatiniame kampe randame maitinimo jungiklį, šiek tiek dešiniau ausinių lizdas, toliau jungikliai, pagrindiniai ir papildomai akustinėms sistemoms, kurias galima dubliuoti, naudoti kiekvieną atskirai arba visai išjungti. Tembro reguliatoriais koreguojame žemą ir aukštą dažnį, taip pat turime aukšto dažnio filtrą ir loudness korekciją. Dešinėje balanso reguliatorius ir toliau opa. Kaip čia taip? Oi. Dar kartą. Geras. Ši funkcija leidžia prijungti prie receiverio dar 2 papildomus magnetofonus. Taip pat yra galimybė naudoti mono režimą silpnai girdimoms dažninės moduliacijos radijo stotims. Toliau garso šaltinio selektorius, kurio pasirinkame plokštelių grotuvą, tunerį ultratrumposiams bangoms, viduriniams ir ilgosiams bangoms. Toliau segmentinis garso reguliatorius ir kintamo kondensatoriaus pavaros rankenėlė radijo stočių paieškai, kurių tikslumą bei signalo intensyvumą rodo stilingas indikatorius. Na, o dabar pažvelkime ir į receiverio galinę sienelę. Kaip matome, komponentų saugumą užtikrina galimybė naudoti 240 V. Kadangi apsaugos realių galiniam stiprinimui šiame modelyje nėra, apsaugai naudojami 2,5 A saugikliai kiekvienam kanalui. Patikimą akustinės sistemos laidų prijungimo kontaktą užtikrina rotacinės jungtis 2 poroms garsiakalbių. Mūsų naudojamos tinklo įtampos perjungiklis ir kairėje pusėje simetrinės ir 75 ohmų ultratrumpųjų bangų antenos jungtis. Taip pat jungtis ilgųjų ir vidurinių bangų antenoms ir plokštelių grotuvo jungtis korpusas. Visos šios jungtis turi priveržiamas rankenėlės. Na ir toliau plokštelių grotuvo įėjimas, linijinis įėjimas, linijinis išėjimas į antro magnetofono įrašymą, linijinis įėjimas iš antrojo magnetofono, linijinis išėjimas į pirmojo magnetofono įrašymą ir linijinis įėjimas iš pirmo magnetofono.
Na, o prieš prijungiant akustinę sistemą susipažinkime su senu, bet geru mažos varžos akustiniu kabeliu pintomis varinėmis gyslomis. Būtent toks kabelis ir pasižymi geromis elektroakustinėmis savybėmis ir tinka akustinėms sistemoms iki 120 W vardinės galios. Jungiant akustinius kabelius nesumaišykite pliuso ir minuso padėties, taip pat kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių. Mūsų kabelio vienas kraštas nudažytas juodais dažais. Čia ir yra mūsų minusas. Paprastai grotuvo išėjime yra ne tik 2 RC kištukai kairiajam ir dešiniajam kanalams, bet ir trečias plonas laidas, kurio gale būna metalinė plokštelė. Tai yra atskiras grotuvo korpusas, kuris nusiekranuoja į receiverio korpusą. Na, o dabar sujunkime mūsų tulpes į fono įėjimą ir prie įžeminimo varžto prisukime grotuvo korpuso laidą. Būtent tokia kombinacija receiveryje mums išduoda, kad fono korektorius jau integruotas ir jo papildomai pirkti nebereikia. Na, o dabar pakalbėkime apie akustinę sistemą. Pristatau jums olandų firmos BNS E24 dviejų juostų garsiakalbius iš 1982. Šie garsiakalbiai kaip tik tinka mūsų mažiems kambariams, turi itin minkštą žemadažinės dinaminės galvutės pakabą ir popierinį difuzorių. Priekyje integruota fazo inversinė sistema itin padidina žemų dažnių perdavimą tiek arti, tiek toli nuo garsiakalbio. Na, o aukšta dažnė dinaminė galvutė perduoda net iki 30 kHz. Kaip matome, charakteristika tikrai nebloga ir puikiai tinka ne tik mūsų receiveriui, bet ir mūsų kišeniai. Viduje matome, kad garsiakalbio vidus išklotas specialia garso izoliacinė medžiaga. Taip pat neblogas crossoverio filtras ir visi dėžės kampai iš vidaus užapvalinti ir užpildyti izoliacinę medžiagą, kas stipriai pagerina žemų dažnių perdavimą. Belieka tik sujungti kabelius į garsiakalbius. Juodas minusas, o likęs pliusas. Lygiai taip pat prijungiamas ir antras garsiakalbis. Kad ir jūs išgirstumėte, kaip groja plokštelė, mes vėl turime paduoti signalą į vaizdo kamerą. Šį kartą pasinaudosime vienu iš receiverio linijinių išėjimų. O štai taip atrodo galinė sienelė po sujungimo. Tačiau nepamirškite, kad plokštelių grotuvą reikėtų statyti ant atskiro paviršiaus, negu stovi receiveris, tam, kad išvengtume pašalinių triukšmų. Taip pat palikite bent 30 cm tarpą tarp grotuvo ir stiprintuvo. Kadangi mūsų receiverio kairėje yra didelis transformatorius, kad išvengtume jo fono, grotuvą geriausia statyti priešingoje pusėje. Nerekomenduoju krauti aparatūros blokų ant receiverio viršaus, taip galite pabloginti aušinimą ir išgirsti papildomą foną nuo transformatoriaus. Kada visi signalo ir garso kabeliai sujungti, galime įjungti aparatūros maitinimą. Štai koks grožis. Perjungiame šaltinio selektorių ant fono ir po truputį didiname garsumą. Viską teisingai sujungus ir naudojant gerai ekranuotus signalo kabelius, net padidinus garsą iki maksimumo, mes neturime išgirsti papildomo fono, ką dabar ir darome. Ir štai kaip gražiai dirba fono korektorius. Taip pat patikrinsim, ar neatsiranda papildomas fonas įsijungus grotuvo varikliui. Tačiau atsargiai, atliekant šį testą yra tikimybė sudeginti akustinę sistemą ir stiprintuvą, jei netyčia dingtų kontaktas signalo kabeliuose ar grotuvo galvutėje, kol receiverio garsumas yra maksimumas. Grotuvo veikimą geriausia patikrinti mažu garsumu ir valant adatą šepetuku. Jokių būdų nelieskite adatos pirštais. Na, o jeigu jūsų grotuvas dar nesuderintas, prašau pasižiūrėti mano video antrą dalį.
Įsitikinus, kad grotuvas veikia puikiai, galime be vargo pasiklausyti plokštelės. Tačiau ar žinote, kaip taisyklingai ją ištraukti iš voko? Paprastai voke plokštelė būna specialiame popierinėme arba polietileninėme maišelyje, kurį nesunkiai išimame iš voko su visa plokštele. Tačiau ištraukti plokštelę iš maišelio neliečiant jos įrašo paviršiaus, va čia jau yra menas. Išskleidžiame maišelį ir kišame ranką į vidų. Pirštais remiamės į plokštelės etiketę, o nykščiu prilaikome jos kraštą. Tuomet kitą ranką traukiame maišelį į priešingą pusę, kol išimame plokštelę. Tada plokštelę už jos kraštų laikome abiejų rankų delnais ir taip ją galime nesunkiai apversti. Tokiu būdu laikydami uždedame plokštelę ant grotuvo disko. Kiekvieną kartą prieš grojant plokštelės pusę reikia nuvalyti dulkes. Įsitikinę, kad mikroliftas pakeltas, mes paleidžiame plokštelę suktis. Jau traukiant plokštelę iš voko, ji dėl elektrostatikos nepastebimai apdulka ir tai blogina skambesį. Atsiranda papildomi traškesiai, o ir adata aplipusi dulkėmis blogai kontaktuoja su įrašo grioveliu. Iš praktikos galiu pasakyti, kad geriausia plokštelę valo dvigubas anglies pluošto šepetukas. Pirmiausia, atidarome jo apsaugą. Jokiu būdu nečiupinėkite šerelių pirštais. Tada atsargiai, nespausdami švelniai uždėkite šepetuką ant besisukančios plokštelės paviršiaus, tačiau nukreipkite tik pirmą eilę šerelių. Po to iš karto pakreipkite kitą eilę šerelių. Ir po 3-4 plokštelės apsisukimų atkelkite šepetuką nuo plokštelės paviršiaus. Būtent tokiu būdu išvalykite šepetuką ir procesą kartokite dar kartą. Tik šį kartą baigdami valymą šepetuką švelniai traukite plokštelės krašto link. Kai kas iš mūsų baigiant valyti plokštelę, šepetukas stumia centro link, bet tada visos dulkės prilimpa prie etiketės ir kartu su plokštele patenka į maišelio vidų, kur ten po truputį kaupiasi. Prieš klausantis plokštelės nepamirškite tiksliai sureguliuoti sukimosi greičio. Brūkšneliai stroboskope turi nejudėti ir nebanguoti į šalis. Jokiu būdu nenuleiskite ir nepakelkite adatos ranka. Galite ne tik pažeisti įrašo griovelį, bet ir sulaužyti adatą. Tam yra skirtas mikroliftas. Na, o dabar pastatome adatą virš norimo pasiklausyti kūrinio ir nuleidžiame mikroliftą. Gerai akustikai ir stereo bazei gauti, garsiakalbius reikia pastatyti taip, kad jie ir klausytojas sudarytų lygiakraštį trikampį. Garsiakalbių pasukimo į klausytoją kampas turi būti apie 60 laipsnių. Čia taip pat reikėtų paminėti, jog ne visos plokštelės atitinka vienodą kokybę ir skambesį. Tiesiog jums teks užduotis įvertinti kokybę tik jų klausantis. Kokybiškesnėmis plokštelėmis laikomos senosios originalios plokštelės įrašytos analoginiu būdu iki 1993 metų.
Stipriai užterštas plokšteles neskubėkite plauti namuose vandeniu ar specialiais purškiamais valikliais, taip galite jas sugadinti nepataisomai. Geriau pasikliauti specializuotomis parduotuvėmis, kurios teikia profesionalias plokštelių plovimo paslaugas. Kai kur vienos plokštelės plovimas net euro nekainuoja, o vieną kartą nuplovus plokštelę ir ją tinkamai prižiūrint, antrą kartą plauti tikrai nebereikės. Na ir pabaigai, plokšteles laikykite sustatytas statmenai lentynoje atskiromis sekcijomis pagal muzikos žanrą ir saugokite nuo pernelyg aukštos temperatūros ir didelės drėgmės. Ir štai mes atidavėme visą deramą pagarbą viniliniai plokšteliai, jos gamintojams, kūrėjams ir muzikos autoriams. Tegul teisingai parinkta ir suderinta technika leidžia mums patirti niekur nepakartotą, tik plokšteliai būdingą, gerą analoginį skambesį. Na, o aš su jumis atsisveikinu, iki kitų susitikimų ir ačiū, kad žiūrėjot.